Šaltienos virimas reikalauja kantrybės ir tinkamos technikos, kad rezultatas būtų gardus, aromatingas ir estetiškai patrauklus. Prieš virimą mėsą nuplaunu. Paverdu kelias minutės, tada pakeičiu vandenį, nuplaunu mėsą ir pradedu šaltienos virimą. Reikia pasirinkti tinkamą mėsą, kuri natūraliai turi daug želatynos, kuri sustingdo sultinį. Druskos kiekis yra labai svarbus ruošiant šaltieną. Tik nereikia persistengti su prieskoniais, natūralus mėsos ir kaulų skonis turi dominuoti. Dedu prieskonius, kurie subalansuoti klasikiniam receptui, tai česnakai, lauro lapai, pipirai, čili čipsai. Na ir šiuolaikinis akcentas, kuris labai pagyvina skonį, tai citrinos žievelė. O dabar ilgas ir lėtas virimas. Ant labai silpnos ugnies virsiu apie 4 valandas, kol mėsa lengvai atsiskirs nuo kaulų. Virimo pabaigoje dar įdėsiu svogūno galvą ir keletą morkų. O dabar, mielieji, šiam didikų patiekalui paspauskime laikutį. Pagaliau išvirė. Dabar mėsą išimsiu iš sultinio ir kai truputį atvės atskirsiu nuo kaulo ir supjaustysiu nedideliais gabaliukais. Šaltiena yra tradicinis patiekalas, kuris nuo senų laikų buvo ruošiamas įvairiose pasaulio kultūrose, ypač rytų Europoje. Pagrindinis tikslas buvo kuo efektyviau panaudoti mėsą ir kaulus bei sukurti ilgam laikymui tinkamą patiekalą. Viduramžiai šaltiena tapo ne tik valstiečių, bet ir bajorų virtuvės dalimi. Didelėse puotose ji buvo laikoma delikatesu. Šaltiena yra senas ir tradicinis patiekalas, kurio kilmė susijusi su praktiškumu ir natūralių ingredientų išsaugojimu. Šis patiekalas jau skaičiuoja 5 šimtmetį. Tai senovinis patiekalas, tradiciškai ruošiamas per didžiasias šventes, tokias kaip Kalėdos ar Velykos. Mano tėtis šaltieną verda taip dažnai, kad ši šventė būna beveik kiekvieną mėnesį. Tai labai nesudėtinga, tik truputėlį reikia laiko. Kviečiu išbandyti ir pasigaminti namuose ir puotauti, pagardinant krienais ar majonezu.